Sveiki, mažieji lenktynių mėgėjai! Šiandien prasideda paskutinės šio sezono lenktynės. Čia rungsis daug skirtingų spalvotų mašinėlių. Mašinėlės važiuoja prie starto linijos. Mašinėlės išsirikiuoja, vairuotojai pasirengia ir 3, 2, 1, važiuojam. Mašinėlės šauna į priekį ir lenktynininkai ima rungtyniauti. Į pirmą vietą trasoje išsiveržia geltona mašinėlė. Jai įkandin važiuoja raudona, o iš paskos vejasi mėlyna. Posūkyje raudonoji aplenkia geltonąją ir išsiveržia į priekį. Milžinišku greičiu lenktynininkai privažiuoja kryžkelę ir į kairę suka 1, 2, 3, 4, 5, 6 mašinėlės, o į dešinę 1, 2, 3, 4. Į dešinę pasukę varžovai privažiuoja tunelį. Tunelyje lenktyniauja geltona, žalia ir 2 raudonos mašinėlės. Geltonoji staiga sužaibuoja ir šauna į priekį. Žaibas trenkia į raudonąją mašinėlę ir ši apsiverčia. Raudona mašinėlė toliau slysta apvirtusi ant stogo. Mašinėlę nuo kelio nugabeno robotukas, kad galėtų suremontuoti. Tuo tarpu į kairįjį kryžkelės kelią pasukę lenktynininkai varžosi toliau. Suskaičiuokime, kiek jų čia važiuoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šie lenktynių dalyviai priartėja prie didžiulės prarajos. Bet prarają peršoka tik raudona mašinėlė, kitos priverstos sustoti ir nebelenktyniauti. Kas ten sužaibavo? Čia abu keliai vėl sueina į vieną. Kairiuoju ir dešiniuoju keliu važiavusios mašinėlės vėl lenktyniauja tarpusavyje ir greitai artėja prie finišo. Tačiau tik vakare, saulei beveik nusileidus, varžovai vienas po kito kerta finišo liniją. Greičiausiai atvažiuoja ir pirmąją vietą laimi geltona mašinėlė. Antrosios vietos nugalėtoja yra žalia mašinėlė, o trečiosios raudona. Nugalėtojas pasveikina ir suremontuota raudona mašinėlė. Kitą lenktynių sezoną ji pasistengs būti greičiausia.